gali susidaryti situacija, kai klientas sugadina arba pameta tam tikrus pastolių komponentus ir negali jų grąžinti. Šiam atveju sukurta funkcija skirta parduoti iš kliento objekto negrąžintus pastolių komponentus, kurią taip pat galima panaudoti klientui reikalingiams pastolių komponentams parduoti. Kad po pastolių komponentų pardavimo nereiktų rankiniu būdu formuoti atitinkamų komponentų nurašymo akto ir nesusidarytų pastolių kiekių neatitikimai tarp visų išnuomotų ir sandėlyje esančių pastolių kiekių, programa kartu su formuojamu pardavimo aktu automatiškai suformuoja ir atitinkamą pastolių komponentų nurašymo aktą. Atsiveriame likusio negrąžinto komponento sandėlio duomenų puslapį atskiriame naršyklės lango skirtuke, spustelėdami kairįjį pelės klavišą ant komponento pavadinimo. Pasidarau šio puslapio kopiją, kad galėčiau sulyginti duomenis po šio komponento pardavimo ir nurašymo. Judėjimo kliento objekte puslapyje yra mygtukas parduoti ir nurašyti negrąžintus. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis, kuriame suformuojamas pastolių komponento pardavimo iš kliento objekto aktas. Šio puslapio antraštėje nurodoma, kuriam klientui ir kliento objektui bus suformuoti pardavimo ir nurašymo aktai. Šiame puslapyje galime nustatyti akto numerį, datą, nuolaidos sumą procentais, įvesti pastabą, pasirinkti parduodamų komponentų kiekius ir apskaičiavus suformuoti pardavimo ir nurašymo aktus. Taip pat iš šio puslapio paspausdami atitinkamus mygtukus galime pereiti kliento objekto ir judėjimo kliento objekte puslapius. Lauke akto numeris programa įveda 1, jei šiam objektui anksčiau nebuvo suformuoti pardavimo aktai, o jei pardavimo aktai jau buvo suformuoti, numerį esantį po didžiausio esamo pardavimo akto numerio. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nėra tuščias. Neatitikimo atveju programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data programa įrašo einamąją datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nėra tuščias ir ar jame įvesta data. Neatitikimo atveju programa sustabdo aktų formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelėje, kurioje pateikiamas kliento objektui parduotų komponentų sąrašas, stulpelėje parduoti, reikia pasirinkti pastolių komponentų kiekius, kurie bus parduodami ir nurašomi. Kai puslapis atsidaro, visų komponentų pardavimo kiekis nustatomas į 0. Kiekiai pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo, kuriame yra sveikieji skaičiai nuo 0 iki atitinkamo komponento likučio kliento objekte pardavimo akto sudarymo metu. Jei paspaustume mygtuką formuoti dokumentą, palikus visų komponentų kiekius ties 0, programa sustabdo akto formavimą ir parodo pranešimą su atitinkama informacija. Prireikus pataisome akto numerį, datą įrašome pastabą ir nustatome nuolaidos procentą. Nuolaidos procentas pasirinkamas iš išskleidžiamojo sąrašo nuo 0 iki 50. Pasirinkame parduodamus kiekius, kurie, kaip jau minėjau, paprastai yra likučiai kliento objekte ir atliekame skaičiavimą spustelėdami mygtuką skaičiuoti. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, spustelėjus mygtuką formuoti dokumentą, suformuojami Excel formato aktai. Kadangi kartu su pardavimo aktu formuojamas ir nurašymo aktas, tai abu failai kompiuterį įsikelia archyvinėme aplanke, kurį išarchyvavus
galime atsiverti šios failus. Nurašymo akte matome pastabą nurodančią, kad šis aktas suformuotas pagal atitinkamą pardavimo aktą. Paspaudus mygtuką judėjimas atsidarys pastolių komponento judėjimo kliento objekte puslapis, kuriame jau bus stulpelis su ką tik suformuoto pardavimo akto duomenimis. Jei atidarysime aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį aktai pastolių nuoma, matysime, kad šiame sąraše taip pat jau yra pagrindiniai ką tik suformuoto pardavimo duomenys. Šiame puslapyje paspaudę mygtuką sandėlio plius minus atsiversime sandėlio papildymo ir nurašymo operacijų puslapį, kuriame matysime programos kartu su pardavimu suformuoto nurašymo akto pagrindinius duomenis. Jei atidarysime pastolių komponentų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį prekės sandėlyje, pamatysime, kad šiame sąraše sumažėjo atitinkamo komponento išnuomotas kiekis ir kiekis viso stulpelėje. Peržiūrim dar tos prekės duomenis atnaujinę ir sulyginam su pasidaryta kopija ekrano. Matome, kad prieš tai buvo viso 507, sandėlyje 506, išnuomotas kiekis 1, o po pardavimo ir nurašymo operacijos kiekis viso liko 506, tai yra to vienetų sumažėjo, sandėlyje kiek buvo, tiek ir liko, o išnuomotų šių komponentų neliko.